apie du pasaulius, bet tai iš tiesų mes kalbėsime apie dvasingumo pagrindą. Kas yra dvasingumas ir ką jis reiškia. Atsakymų ir nesusipratimų šito klausimo yra gana daug. O čia vasarą Vidūnų stovykloje aš šitą iškėliau klausimą, kas tas dvasingumas yra. Visi dvasingas dvasingumas, o kas tas dvasingumas? Taip ir atsakymų arba nėra, arba kiekvieno vis kažkoks tai skirtingas. Pats dvasingumas kaip reiškinys jis yra nei geras, nei blogas. Jį galima panaudoti kaip ir bet kokį kitą įrankį, kaip kirvį ar peilį ir geram, ir blogam. Taipogi ir dvasingumą. Nu, kaip mokslas ir geram, ir blogam. Na, kaip žiūrėtumėte, jeigu aš pasakyčiau, kad melagis yra dvasingas žmogus, meluojantis politikas yra dvasingas žmogus. Tikriausiai nenorėtumėte sutikti, bet taip yra. Tik jo dvasingumas nukreiptas į blogį. Jis naudojasi tą dovaną, savybę, galimybę dvasingumo. Tai yra tam tikra smegenų veikla, kuris su tikrove beveik nieko bendro jį neturi. Tik tiek, kad vyksta medžiaginė, tik tiek, kad vyksta būtent medžiaginėse smegenyse. Tai šitos dalykus reikia gerai suprasti, kas tas yra dvasingumas ir tuo pačiu tai bus įvadas mums į vieną iš tų dviejų pasaulių, kuriuose mes gyvename. Į vidinį ir išorinį. Būtent vidinis pasaulis yra dvasingumas. Dvasia ten, kur nieko nesimato. Ir dvasingumo pagrindas yra atsietas arba abstraktus mąstymas. Kol žmogus nesugeba mąstyti atsietai abstrakčiai, jis negali būti dvasingas. Taip jau yra. Taip jau yra. Vaikai, pavyzdžiui, iki tam tikro amžiaus jie nesugeba mąstyti abstrakčiai, atsietai, todėl jie apskritai nėra dvasingi, todėl sakoma, kad vaikai ir nenusikalsta. Taigi kiekvienas žmogus didesniu ir mažesniu gyvena dvasinėme pasaulyje, tačiau jeigu, kaip sakiau, paklausime, kas tas dvasingumas, tai būtų daugybė įvairių atsakymų. Aš irgi ilgą laiką galvoju apie tai, kas tas yra vidinis gyvenimas. Tai man tokį, kaip sakyti, atramos tašką aš radau senokai, jau dar buvo gyvas kardinolas Vincentas Sladkevičius ir viename pamoksle jis pasakojo apie tai, sako, kai aš, sako, dar buvau, tai yra Sladkevičius, ne aš, buvom, sako, mes dar klerikai ketvirtame kurse savo dvasios vadovo paklausime, kas yra dvasingumas. Klerikai ketvirtas kursas ir klausė, kas yra dvasingumas. O šiaip tai mes atrodo kiekvienas ir žinom, bet jeigu giliau apie tai nepamastyti, tai žiūrėkit, kiek bus būtent įvairių atsakymų ir nesusipratimo. Tai jis atsakė labai paprastai. Atsakė, jie klausė dvasios tėvų. Berods Tamulevičius buvo tada toks ypatingas kunigas. Jis atsakė labai paprastai, tas jų seminaristų dvasios tėvas, dviem žodžiais. Vidinis gyvenimas. Vidinis gyvenimas. O vidinį gyvenimą gali gyventi tik abstrakčiai mąstantis. Tik abstrakčiai mąstantis. Tai yra kalbančios būtybės. Ir todėl senuose religiniuose tekstuose visos būtybės, visi padarai gyvi yra skirstomi dvi didelės grupės. Nekalbantis ir kalbantis. Tai yra didžiulis esminis skirtumas. Nekalbantis gyvena viename pasaulyje, tikrų daiktų pasaulis, stalų, kėdžių, medžių, upių, mašinų ir taip toliau. O kalbantis gyvena dviejuose pasauliuose. Va šitam tikrų daiktų pasaulyje ir tame, kuris yra tik tai čia. Sugalvotame, pramanytame, fikcinėme, iliuzinėme, dvasinėme pasaulyje. Tai yra dvasia. Dvasia ir vėjas yra tas pats žodis.
Jeigu imsite žydišką žodį ruach, dvasia, tai kartais verčia švento rašto vertėjai, kartais verčia kad dvasia, kartais verčia kaip vėjas, kur geriau tinka. Pas mus irgi dvasia, dvasuoti, kvėpuoti irgi kvapas. Pučia kur nori. Ir dvasingumas tai galgi pučia kur nori. Ir į gerą pusę, ir į blogą pusę. Gali pūsti kaip ir būtent, kaip ir kiekvienas kitas dalykas. Tai į tą vidinį žmogaus gyvenimą mes ir žvelgsime būtent per smegenų veiklą. Tad, kaip sakiau, dvasingumo pagrindas yra ir pati svarbiausia jo sąlyga yra abstraktus atsietas mąstymas. Ir vidinis gyvenimas yra galimas tik tada, kai žmogus sugeba mąstyti atsietai nuo fizinės tikrovės, skirstinti, vertinti, pasirinkti. Apmąstyti savo veiksmą iki jį atlieka. Va čia yra dvasingumo pagrindas. Vaikai to nesugeba. Ne tik vaikai, paaugliai ir suaugę kartais nesugeba. Ką aš padariau? Pagalvoju tik vėliau. Reikėjo priekį. Prieš. O tai būtų dvasingas veiksmas. Tai vidinis gyvenimas. Tai labai paprasta. O mes manom, kad tas dvasingumas yra kažkas šventumas ir taip toliau. Ne, čia yra būtent pats pagrindas. Dvasingumui, kitaip sakant, dvasingumui būtinas mintis nuo veiksmų atsiejantis abstraktus mąstymas. Atsietas, aš sakau, lietuviškai tai yra atskirtas. Abstrahuoti tai reiškia ištraukti, kad mes įmetam į karštą vandenį arbatžolių ir ten jos ekstrahuojasi, tai yra ištraukiame tas esenciją. Tas pats principas ir čia. Mintis atsiejama nuo veiksmų. Vaikai šito dalyko nesugeba. Ir todėl jų bausti už tai, ką mes jiems pasakėm, jų net neišeina. Jie tų dalykų net nesupranta iki tam tikro amžiaus, kol nepradeda dygti protiniai dantis. Tada jau tas abstraktus mąstymas iki vaikuose jau yra šiek tiek pažengęs į priekį ir to abstraktaus mąstymo kiekvienas žmogus praktiškai mokosi visą gyvenimą. Filosofai tai yra įgūdę abstraktaus mąstymo mąstytojai. Aš taip ir sakau, kad filosofai ne išminties mylėtojai, kaip rodytų pats žodis. Filosofija. Filė tai meilė, sofija išmintis. Ir abstraktaus mąstymo mylėtojai. Jie taip įsigūdė, įsilavinę, kad jie ten pakyba, nukeliauja į savo šitą vidinį pasaulį, tos smegenys ir ten juose ir pasilieka. Taigi, ir tas atsiejantis dešinysis mąstymas, kuris išvarė kabutėse žmogų iš vienovės būsenos ir patirtinio mąstymo, arba, kaip sakoma, šventame rašte iš rojaus. Kai žmogus gyveno rojuje, tai jis buvo kaip vaikas. Apie dvasingumą taipogi ten būtent nėra kalbos. Ir matyti, iš rojaus buvome išvaryti tam, kabutėse, kad pažintume gėrį ir blogį, kad išvystę atsietą vertinantį mąstymą, taptume panašesni į kūrėją ir dvasingesni. O tik tai abstrakčiai mąstantis žmogus skirsto gėrį ir blogį. Anuometiniai žmonės neskiria gėrio nuo blogio. Jiems buvo kažkas gera, o kažkas blogio. Kažkas gera, o kažkas bloga, o gėrio ir blogio, tokio abstrakčios sąvokos nebuvo. Jie nesuvokė tų dalykų, dar nemokėjo šitų dalykų. Taigi, kaip sakiau, fiziologinis arba medžiaginis pagrindas dvasingumo pagrindu tai yra abstraktus mąstymas. Kaip tai suprasti? Jeigu aš pasakysiu, kad mintis yra tolygi veiksmui, tai ne visi sutiks, bent iš karto. Mokyklose, universitetuose mūsų taip nemokė, tačiau religija mintį prilygina veiksmui. Taigi mes mišių pradžioje kalbame. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad nusidėjau mintimis. Pirmiausia eina mintimis.
žodžiais, darbais, apsileidimas ir veiksmais. Mintis minima, kaip matote, pirmoje vietoje. Viskas prasideda nuo minties. Žodžiai, darbai, elgesys yra minties pratęsimas arba įsikūnymas. Tad jeigu aš tą pastebiu ir darau tai sąmoningai, tai esu dvasingas, jeigu nepastebiu. Arba tą naudoju piktam, tai taipogi nedvasingas, bet jau blogai. Vadinasi, jau ne tą linkme aš pasinaudoju šitą galimybę. Ar mes pastebime būtent, kad mintis eina prieš? Vaikai dar tikrai nepastebi, dažnai to ir nemato paaugliai, nepastebi kartais ir suaugusieji, o nepastebi tada, kai mintis ir veiksmas yra susiję. Jie mąsto ir veikia vienu metu. Jei mintis ir veiksmas nėra dar neatsiskyrę, vidinis gyvenimas yra neįmanomas. Pažiūrėkime taip plačiau. Kad mintis yra veiksmas, atsietai mąstantis pripažinti nenori. Bet senovės žmonėms tai buvo iš tikrųjų jų gyvenimo tikrovė. Vaikams iki tam tikro amžiaus mintis bei veiksmas yra dar neatsiskyręs, bet būdami neatidūs mes dažniausiai to nepastebime. Atsietai mąstantiems mintis ir veiksmas yra regimai, atsiskyrę, bet susiję neregimai. Pavyzdžiui, mintis apie įžeidimą, nemaloni padėtis arba išgirsta trikdanti žinia mums pakelia kraujo spaudimą. Tarsi žmogus iš tiesų ten dalyvautų ar veiktų. Mintis pakelia kraujo spaudimą. Tai yra veiksmas. Mintis yra kaip veiksmas. Kitas pavyzdys būtų metodas, kuriuo mes naudojantis mintis tampa veiksmu, ne išoriniu, bet vidiniu veiksmu. Tai vidinis arba dvasinis priėmimas. Jeigu aš ko nors bijau, tačiau aš tam atsiduodu, ko bijau. Ir priimu. Tai kaip tikrai įvykusi dalyką, šis įvykis jau yra man praeitas ir jau aš jau šitą dalyką praėjau ir aš jau to dalyko nebebijosiu. Kol bijosiu, tai kol atstumsiu, kol aš atmesiu, atstumsiu baimę, bėgsiu nuo jos, tai aš nebūsiu to veiksmų įvykdęs. O kai aš ją priimu, vidiniai priimu, ta mintis lygiai kaip veiksmai. Ta mintis lygiai kaip veiksmai. Ir tas įvykis, kuris buvo būtinas augimui fizinėje plotmėje, jau neįvyks. Ir šitas metodas leidžia išvengti skaudaus įvykio fiziškai, nes vidinėme gyvenime arba smegenyse jis jau yra įvykęs. Tačiau tai bus tik tai su sąlyga, kai priėmimas bus tikrai nuoširdus. Tikrai būtent nuoširdus, neapsimestinis, kad taip reikia padaryti. Tai atrodo tarsi magija, tačiau jau XIX amžiuje fiziologas Sečenovas teigia, kad smegenų procesuose tai, kas vyksta smegenyse, nėra jokio skirtumo. Ar mes dalyvaujame tikrame įvykyje, ar išgyvename jo pasiekmes, ar tik prisimename tą įvykį, ar tik galvojame apie jį. Smegenyse vyksta lygiai tie patys procesai. Smegenys neskiria iliuzijos nuo tikrovės. Joms yra vienas ir tas pats. Jos yra uždarytos čia ir jos tos tikrovės nemato. Jos dirba tik su ta informacija, kurią gauna iš mūsų arba iš išorės ir joms yra viskas tikra. Joms būtent viskas yra tikra. Tai skamba keistai, tačiau tai jau smegenų tyrėjų patvirtintas faktas, kad mintis virsta veiksmu. Tačiau šiuo atveju netikroviškoji tikrovė, bet būtent vidinėme pasaulyje smegenyse, nes smegenims yra lygiai taip pat, kaip kas, jeigu įvykis vyktų išorėje, arba smegenys tik tai mąsto apie tą įvykį, tai joms lygiai vienas ir tas pats. Tai yra faktas, mokslinis faktas, pagrįstas tyrimais. Apie tai mums paprastai mažai kas kalba. Anapusinėme pasaulyje, kur nebėra erdvės ir laiko, mintis iš tiesų yra tolygiai veiksmų. Tai apie ką pagalvoji, iš karto virsta tavo aplinka.
anapusinio pasaulio, kur nebėra nei kūno, nei erdvės ir laiko, ten mintis iš karto virsta būtent veiksmu, arba kad tam tikrų įvykių, arba tam tikrų daiktų į dalykų. O žemė, kuri yra erdvės ir laiko pasaulis, mintis nuo veiksmo gali atsiskirti ir mintį nuo veiksmo atskiria smegenys. Ir mintį nuo veiksmo būtent atskiria smegenys, tikliau sakant, atsietas mąstymas, kuris ir sukuria laiko regimybę, kai smegenys virpa beta dažniu. Tai aš kažkada tikriausiai jums įkalbėjau, kad yra 4 smegenų virpesių gidažnį ir tas beta gidažnis nuo 13 iki 30 Hz. Tai yra dažniausias mūsų smegenų naudojamas dažnis, kai mes ir dabar mūsų smegenys virpa šituo beta gidažniu. Va tada jos gali atsiskirti. Tada būtent mintis nuo veiksmo gali atsiskirti. Ir vaikai, kurie neseniai atkeliavę iš dvasinių pasaulyje ir roje tebegyvenantys pirmykščiai žmonės, kurių atsietas mąstymas tik pradeda vystytis, dar nesugeba atskirti minties nuo veiksmo. Vaikui mintis yra veiksmas ir vaikas dar negali atsienčiai mąstyti, jis mąsto kartu ir veikia. Mąsto kartu ir veikia. Žiūrėkit, vaikai visi kalba. Ir jie vienas kitam netrukdo. Smegenų tyrėja Klara Hanaford sako, aš kartais pagalvoju, kad vaikai dažniausiai klausia savęs, ar tie suaugusieji nemąsto, kad jie vis taip dažnai tyli. Vaikui mąstyti reiškia kalbėti. Jis tyliai mąstyti nesugeba atskirti tą. Tik tai suaugęs žmogus abstraktai mąstantis gali mąstyti tyliai ir tuo pačiu tyliai skaityti. O į senatvę, jeigu žmogus pradeda kalbėti, mąstyti garsiai, sakoma, suvaikėjo, pasilpo abstraktaus mąstymo funkcija. Tarsi būtent sugrįžta į vaikystę. Vat, kaip sakiau, dygstantis protiniai dantys reiškia, kad vaikas jau gali mąstyti atsietai, bet dar palyginti silpnai. Atsietas mąstymas, kuris vidinį pasaulį padaro įmanoma, vystosi visą žmogaus gyvenimą. Tik tada, kai žmogus gali atskirti mintį nuo veiksmo, galima iš jo tikėtis ir reikalauti atsakingumo. Kai gali atskirti mintį nuo veiksmo, iš jo galima tikėtis ir tuo pačiu reikalauti atsakingumo. Tik tada galima kalbėti apie jo vidinį gyvenimą, kuris ir yra dvasingumo pagrindas. O tai yra priekinė smegenų dalis. 4 kaktos sritys yra ypač svarbios vidiniam pokalbiui, kuris valdo žmogaus elgesį ir numato būsimus veiksmus. Ir priekinė smegenų dalis sujungta su Broko zona, dažniausiai esančiame kairiajame pusrutulyje, o Broko zona valdo kalbą. Dėmesio sutelkimą, judesius ir sugebėjimą mąstyti prieš veikia. Anot rusų neuropsichologo Aleksandro Lurijos, Broko centras perveda mintis į kalbą ir atsako už vidinį pokalbį. Už tai yra, ką mes vadiname dvasingumu. Tai, ką mes vadiname dvasingumu. Ir kai žmogus sako, kad sąžinė neleidžia tai pasielgti, reiškia, jis apmąstė galima elgesį ir pasikalbėjo su savimi, nusprendė taip nesielgti. Ta smegenų vieta, kur vyksta vidinis pokalbis arba sąžinė, kaip nustatė tyrėjai, yra čia kažkur tai už antrą. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslas mintis. Ar prisimenat? Žmogus iki tiek jis truputį palinkęs, mąstantis. Va čia spindulė eina iš tų vietų, iš antojų, iš tų antojų. Mąstant, mintis. Mąstantis žmogus. Spindulė eina iš akių, iš kaktos. Tai menas eilinį kartą aplenkė mokslą. Ir Čiurlionis taip pavaizdavo, kaip iš tikrųjų yra. Čia yra dvasingumas, čia atsiskiria mintis nuo veiksmo. Ir tada žmogus gali apmastyti veiksmą jo prieš jį atlikdamas. Tai yra dvasingumas. Kai žmogus nori ką nors pameluoti, jis turi apmastyti. Turi atskirti
Savo mintis turi atskirti nuo veiksmų, tai yra dvasingumo požymis. Tai aš tą suvokiau, kai skaičiau irgi tos pačios Klaros Hanaford knygą apie smegenų veiklą ir apie vaikus, ten dirba su tokiais šiek tiek atsilikusiais vaikais, kurių smegenys silpniau veikia. Sako, aš dirbau su 11 metų mergaite. Nesugebėjau daug ką nei skaityti, nei ko. Ir paskui, sako, aš jai pritaikiau tam tikrus pratimus, smegenų pusrutulių integracijos pratimus. Ir vat, sako, jinai pirmą kartą pamelavo. Tai didelė pažanga į priekį. Pradėjo abstrakčiai mąstyti. Sugebėjo pameluoti. O mes sakom, nuodėmė. Matot, tas pats dalykas gali būti suvoktas visai kitaip. Jeigu žmogus nemoka meluoti, tai aiškiai jisai dar nemoka atsietai abstrakčiai mąstyti. Apie dvasingumą nėra dar kalbos. O jau meluoti ar nemeluoti, va čia yra sąžinės reikalas. Į kur aš pasuksiu savo dvasingumą? Į kur aš pasuksiu savo dvasingumą? Va taip yra. Yra būtent taip, kaip yra. Taigi, kaip sakiau, kai vaikas pradeda kalbėti, jis mąsto išoriškai, tai yra garsiai, taip tęsiasi maždaug iki 7 metų. Vidinė kalba iki to amžiaus beveik nesvysta. Aišku, ten atskiriems vaikams metai gali skirtis, nes vaikai dabar truputį greičiau vystosi, kai kurie gerokai greičiau vystosi, bet tai maždaug apie tą patį laiką. Kiekvienas vaikas klasėje gali garsiai skaityti, kartu su kitais vaikais ir kažką pasakoti, netrikdydamas kitiems. O suaugusiam taip jau nebeišeina, nutilpsta. Vaikai yra kitokie, vaikas nėra nesubrendęs suaugęs, jis yra visiškai kitoks. Jis praeina tam tikrus smegenų etapo vystymus, jis praeina visą, sutrumpintai trumpai praeina visą žmonijos vystymas. Visą būtent žmonijos vystymas. O ir todėl vaiko judesys yra būtinas. Kaip žuviai vanduo, tai vaikui yra būtinas judesys. Aš skaičiau tokią knygą, išmintingas judesys. Jis judėdamas, jis mokosi mąstyti. Jis vysto savo smegenį. Uždrausi vaikui judėti, sustabdys jo mokymą. Arba pakenkis. Tai yra judesys vaikui ir suaugusiam taip, o vaikui to labiau kaip vanduo žuviai. Taigi kaktinis smegenų dalis vystosi vėliau už kitas. Intensyvus kaktinis smegenų dalies vystymasis prasideda apie 8 vaiko gyvenimo metus. Dabar ir tobulindamas savo kalbą, vaikas pavydalus pradeda susieti ne su garsiai tariamu žodžiu, bet su vidiniu garsu, o vidinė kalba, kuri yra dvasingumo pagrindas, sugeba panaudoti savo veiksmų ir elgesio kontrolę. Tai nereikia vaikų skubyti per anksti mokytis skaityti. O tai kai mes pradėjome ankstinti vaikų mokymą, atsirado, ko nebuvo anksčiau, disleksija, tai yra nesugebėjimas pedagogų nustatytų laikų, pabrėžiu, tam tikrų pedagogų nustatytų laikų pradėti skaityti. Jis pradėjo skaityti, bet vėliau, kai smegenys tam pasiruoš. O kol ne, tai ne. Ir jeigu versime, tai bus stresas vaikui. Tai bus stresas ir vaikui, ir tėvams, kaip čia yra, jisai nesugeba laiku pradėti. Ne, kiekvienas vaikas vystosi, kiekvieno vaiko kelias, vystymosi kelias yra gana individualus, gana skirtingas. Yra šito poeto Nemarcinkevičiaus, o kitas toks, anksčiau miręs. Bet iškeriam tai iš kalbos. Kas man pasufleruos? Prašau? Negirčiu. Mačernis? Ne Mačernis čia. Prašau? Martinaitis? Martinaitis? Jis rašė, yra jo autobiografinė knyga. Labai įdomi, galima pasiskaityti, aš jos su malonumu perskaičiau. Vat kai jisai pradėjo vaikščioti į mokyklą, jisai skaityti garsiai, jisai skaityti nesugebėjo. Jis tik mokytojus apgaudinėjo, išmokdamas tą tekstą atmintinai. Atmintinai išmoksta ir skaito atmintinai, bet jis nesugeba.
Ir kurį laiką jis niekaip nesuprato, kaip iš tų raidžių gali susidaryti žodžiai. Tėvai sakė, taip, turbūt iš mūsų vaikų jau nieko nebus. Bet staiga atėjo tas laikas ir nustebau, sako, žodžiai patys, raidės pačios susidėjo į žodžius. Smegenys tam pasiruošė. Smegenys tam nereikia skubėti. Danijoje aš skaičiau, kad ten vaikus skaityti moko tik nuo 8 metų. Ir ten disleksijos nėra. O kuo anksčiau mokysi skaityti, to bus sudėtingiau. Dabar atsirado ir disgrafija, nesugebėjimas rašyti. Vaikai rašyti išmoksta pirmą, rašyti išmoksta yra lengviau. Ir istoriškai žmonė pirmą išmoko rašyti, tik paskui skaityti. Skaityti yra nepalyginamai sudėtingiau negu rašyti, nes skaitimui reikia atsieto abstraktaus mąstymo, kada mes turim žodį atskirti nuo garso. Atskirti. Vat smegenys turi tą sugebėti. Tai šitą reikia atsiminti, kad nereikia skubėti. Ateis laikas ir bus ir vaikas, kaip sako sena patarlė. Anksčiau tokios problemos nebuvo. Dabar skubina vis anksčiau. O kurgi mes skubam? O kur mes skubam atimdami iš vaikų vaikystę? Taigi laukia tik tai kapas, niekas kitas. Kam skubėti? Iš lėto reikėti. Pasimėgaujant pačiu gyvenimu. O ne šturmuoti, kad aš pirmas. O kas iš to pirmumo? O kas būtent iš to pirmumo? Pirmas prie kapo, teisingai. Pirmas prie kapo. Taigi, atsietas mąstymas arba vidinis gyvenimas, dvasingumas arba intelektas, kaip dažniausiai dabar mes jį vadiname, žmogų veda įvairiais keliais. Ne tik religijų kūrėjai buvo dvasingi žmonės, bet visi revoliucionieriai, tironai, politikai, verslininkai, mokslininkai, sukčiai ir kitokie žmonės yra dvasingi, kurie pirmiau pamąsto, o paskui veikia, visi yra dvasingi. Yra stipriai abstraktų mąstymą išvystę žmonės, kurie pirmiau apmąsto, čia apmąsto, jie dar neveik, bet apmąstė. O paskui žiūri, tinka, netinka, ir tada pasirenka veikti arba ne. Tai veikia kiekvienas politikas, kiekvienas religijos kūrėjas, kiekvienas tironas, kiekvienas sukčius, kiekvienas melagis. Visi būtent yra dvasingi žmonės. Bet aš čia pakalbėjau apie dvasingumo praktiką, o dabar mes perėsime apie to konkrečiau. Kaip mes iš tiesų gyvename šituose dviejuose pasauliuose. Vat kaip sakiau, tik tai abstrakčiai mąstantis žmogus gali gyventi dviejuose pasauliuose. Tad šitą reikia atsiminti. Abstraktų pasaulį, kuris su tikrove gali ir nieko bendro neturėti, dažnai ir neturi. Kūrė naujosios neužprogramuotos žmogaus smegenys, vadinamasis neokorteksas, naujas korteks smegenys. Tai yra raukšleitojo smegenų žievė. Ir daugeliu šiuolaikinių žmonių abstrakčių minčių pasaulis yra svarbesnis už tikrų daiktų pasaulį. Ir kas suskaičiuos, kiek pasaulyje žuvo žmonių už religiją, už tikėjimą, už komunizmą, už fašizmą ir kitokias ideologijas. Vardant sumastytos, įsivaizduotas ideologijos privartaujame konkretų, ne tik privartaujame, bet ir žudome konkretų ir konkrečių žmonės. Tikrų žmonės, vardant sumastytos, įsivaizduotos iliuzinės ideologijos. Tai tą reikia labai svarbu suprasti. Ir persikėlimas į atsietų saugų pasaulį laiko atžvilgiu vyko pamažu, 100 metų, galbūt net 1000. Senieji tekstai esminį lūžį žmogaus sąmonė aprašo simboliškai, pavadindami tai išvarymą iš rojaus arba sugebėjimą atskirti gėrį nuo blogio. Kai žmogus pradėjo pažinti gėrį ir blogį, simboliškai pasakyta, būtent simboliškai, o net kad ten suvalgė obuolį. Gėrį ir blogį, tada jis buvo išvarytas iš rūmės. Tai nebuvo vienkartinis veiksmas, kuris tas išvarymas iš rojaus tęsiasi 100 ir 1000 metų. Tai yra pakito žmogaus mąstymas.
pakito žmogaus mąstymas. Jis tapo dvasingas, pradėjo atsietai mąstyti, pradėjo skirti gėrį nuo blogio, kurti idėjas. Ir tos idėjos tampa svarbesnis už tikrus žmonės ir tada dėl idėjos galima žudyti žmogų. Karai praktiškai visi yra ideologiniai arba religiniai, už idėją visi eina, o ne už kažką tai tikrą. Kitas šventraščio tekstas susietas su kalba pasakoja apie kalbų sumaišymą. Tai yra visa žemė turėjo vieną kalbą ir tos pačius žodžius, tai yra pradžios knygos, pirmas skyrius. Visos žemės kalba yra kalba be žodžių, kuria ir dabar bendrauja visi nekalbantis gyviai. Tai yra kalba be žodžių. Šitą yra telepatinė kalba. Šitą telepatinę ir gestų kalbą, kurią mes bendraujame nakties sapnuose ir vieni kitus suprantame nakties sapnuose be žodžių, o ta pačia viena kalba, kurią įkalbėjo visi pirmykščiai žmonės. Matyt, pradžioje naudojo šitą telepatinę ir gestų kalbą, pradžioje naudojo visi žmonės. O kai atsirado artikuliuota kalba žodžiais, artikuliuota kalba, tai yra kalba suskirstyta į žodžius, radosi daug skirtingų kalbų, simboliškai sakant, žmonių kalbos buvo sumaišytos. Ir maži vaikai gyvena tikrų daiktų pasaulyje, jie jos tos daiktus čiupinėja, glosto, ragauja, klauso, uosto. Visomis jūsėmis tyrinėja esamus aplinkiai daiktus. O paskui jis klausė, o koks čia vardas? Koks to daikto vardas? Jeigu jam niekas nepasako, jis pats tą vardą sugalvoja, tas vardas įsirašo kartu su daikto savybėmis. Ir vaike daikto vardas yra neatskirtas nuo paties daikto savybių. Tai yra kaip viena iš daikto savybių. Tik vėliau paskui smegenys sugeba atskirti pavadinimus, vardus arba būtent nuo paties būtent daiktų. Ir paskui mes labai greitai išeiname ir mes patys norime išeiti iš tos vaikystės pasaulio ir mes suaugusieji vis anksti pradėdami mokyti, skubiname išvaryti vaiką iš to rojinio vaikystės pasaulio. Taigi, pasinerti į tikrų jūslėmis apčiuopiamų daiktų pasaulį civilizuotas žmogus beveik pamiršo ir nebemoka. Nors mes jame gyvename tarp tų daiktų, bet mes jų mažai jaučiame, praktiškai nebejaučiame. Galvojame, kas čia sukasi, o dar dabar ekranus turime priekį. O kad ten mes lietus lyja, gyvėjas pučia, kad debesis dangumi plaukia, kad žemė po kojomis mes jos nebejaučiame ir nuo to žemės atskirti storais guminiais, kaučikiniais napadais. Ir visas mūsų dėmesys nukreiptas į įvykius, į galvoje, į mintis, o kitos jūslės, kaip lytėjimas, kaip uoslė, kaip skonis, yra mažai įdarbinamos. Tik tai regėjimas, panašiai kaip sapne. Toks vienpusiškas gyvenimas, vien tik tai galvoje alina žmogaus psichiką ir vis daugėja neurozių, depresijų, nemigos ir kitokių psichinių sutrikimų. Ir statistika yra tokia pritrenkianti. 2025 metai. Savižudybė pasaulyje yra daugiau kaip 1 iš 100 mirties atvejų. Kas 90 mirtis yra savižudiška. Ne iš viso, bet žmonių, bet vadinasi, kas 90 numirėlis yra maždaug savižudis. Kodėl žmonės žudosi? Ir savižudžių daugiau būtent civilizuotame pasaulyje, gerovės pasaulyje, kad paskelbta, kad 2021 metais, o dabar jau 2025, kad apie kurios turime duomenis, pasaulyje buvo apytikriai apie 727 tūkstančiai savižudybių, tai yra netoli milijono. Tai labai dažna paauglių mirties priežastis, tai yra pagrindinė. Ir
savižudybių skaičius nors mažėja, tačiau psichikos sutrikimų, tokių kaip nerimas, depresija, vis labiau ir labiau plinta. Ir žmonės vis labiau vartoja psichotropinius vaistus, tai yra psichiką slopinančius vaistus. Reiškia, mes taip įsijautėme tą minčių malūną, taip įsukama, kad nebegalime jo sustabdyti. Ir kišame šakalius, tai yra įsmeginti tą minčių malūną, tie šakaliai tai yra psichotropinės tabletės, vaistai nuo nervo slopinantis mūsų psichiką. Tai va, psichikos sutrikimų turinčių žmonių skaičius augo sparčiau negu pasaulio gyventojų skaičius. Daugiau nei milijardas žmonių turi psichikos sveikatos sutrikimų, tai reiškia, kas 8 žmogus su psichikos sutrikimais. Tai čia pas mus kokie 2-3 jau turėtų būti pagal statistiką su psichikos sutrikimai. Tokia. Va, ir ypatingai didelį kelią susirūpinimą tas psichikos sutrikimų paplitimas tarp jaunimo. Nu, bėga kaip sakyti, galbūt vyresni dažniausiai vaistinėse perka leistinius vartus, o jaunimas narkotikus. Taipogi pabėgimas nuo tų minčių, nuo pasaulio. O kad jis eitų į tą tikrą pasaulį, į daiktų pasaulį, apčiuopiamų daiktų pasaulį, o kas būtent pas mus apie tai kalba. Taigi, daug žmonių skundžiasi juodomis mintimis, kurių neįstengia atsikratyti, skundžiasi negalėjimu nieko veikti, nes beveik visa energija eina sukti iliuzinių minčių malūnų. Mintis suėda pusę daugiau energijos, netgi daugiau kaip pusė. Ir vat kitiems darbams, fiziniams veiksmams ir tos jėgos, energijos nebelieka. Na ir dažnai pagalbos ieškoma psichologų kabinete. Na, priežastis paprasta, nebeskiriame kas tikra nuo to, kas netikra. Nebeskiriame kas tikra nuo to, kas netikra. Šitas minčių pasaulis yra netikras iliuzija. Mums jis yra tikras. Tiems, kurie serga į depresiją, tai yra tikras pasaulis. Sumaišome tai, kas tikra, su to, būtent, kas netikra. Juodos mintis yra iliuzinės, netikros, su jomis negalima ir nereikia kovoti. Nereikia ir negalima kovoti, nes kovodamas su jomis tu jas padarai tikromis, jos tik sustiprėja. Tiesiog jas nereikia kreipti dėmesį, o dėmesį nukreipti į tikrų daiktų pasaulį. Nukreipti būtent į tikrų pasaulį, persikelti į tikrų daiktų ir pojūčių pasaulį, išeiti į lauką, į mišką, eiti basomis, atkišti veidą vėjui, lietui, glostyti medį, ką nors kitą sukišti rankas į žemę, gerėtis debesimis, žvelgti naktį į dangų, į žvaigždės, uostyti gėlės, žolę, žemę. Kaip daro vaikai. Žiūrėkite, kaip jie susidomėja, tyrinėja žolytės, krusdelytė, vabalėlį. Ir juodų minčių pas juos nėra. Bet kol kas, pas juos minčių nėra. Jie gyvena būtent tarsi rojuje. Na va, ir kaip tai atrodo labai paprasta, bet kaip tai sunku bent iš pradžių įsekinti minčių, juodų minčių įsekinti psichikai. Tai sunku jau būna. Sunku būtent. Ir kas būtent bemoka savo požiūrius panerti į tikrų daiktų bei reiškinių pasaulį. Poetai kartais tai labai gražiai aprašo. O štai Henriko Radausko eilėraštis Vakaro tyla. Bet jeigu mes sugebėtume pasinerti į tą vakarą, kaip rašo poetas, tai iš tų depresijų mes nesunkiai išeitume. Bet jeigu mes ten jau esame, tai to reikės mokytis ir netrumpai. Vakaras, nereikia nieko. Tik sėdėti ir žiūrėti, kaip ta saulė mus palieka ir lyg vakaras žiūrėti. Ir matyti, kaip upė gluosnis atsispindi ir lanka, ir kaip žemė ima glostyti šilto vakaro ranka. O šitą pajausti visų savo kūnų, visai savo požiūrį. Tai yra iš galvos išeiti iš protų, išeiti iš minčių, išeiti iš protų, į pojūčių. Tai iš tikrųjų yra išėjimas iš protų.
ir girdėti ties galvas krentant nepažįstamus paukščius ir matyti į naktį brendant kažką burmančius medžius. Taip sėdėti ir žiūrėti, be jokios minties ir jau nieko nenorėti, nieko, net mirties. Taigi nukreipti dėmesį į tikrus daiktus, pojūčius, atverti pojūčius, tai yra sielos langai, lytėjimas, klausa, uoslė, skonis, lytėti, glostyti, klausytis, girdėti. Na va, ir tada, kaip sakant, reikia išeiti iš proto. Kai ateis laikas, tada protą vėl galima pasikviesti, vėl sugrįžti į protą. Vat su protu mes, tai problema buvo visais laikais. Čia vat prieš gal kokį 15 metų ar daugiau Kaune buvo režisierės Juronytės, jeigu neklystu, spektaklis Rando Orkvit arba kas gudresnis. Tai yra pagal liaudies folklorą, pagal liaudies išmintį pastatytas spektaklis. Tame spektaklyje buvo viena tokia veikėja, kvailutė, kvailutė kaip liaudis vaidina, bet iš tikrųjų kažin kas kvailesnis, tai ten dažnai nepasakydavo. Protelė, pareik namo nors pavalgyti. O kuris išėjo su savo mintimis tas protas? Į kokią praeitį, juodą praeitį, arba į kokią mūsų nelinksmą ateitį, tariamai nelinksmą ateitį laukiančią. Nei tos praeities nėra jos. Nėra, yra tik mintise, nei tos ateities nėra. Yra kažkur tik tai mūsų mintise ir tikriausiai nebus tokios, apie kokią mes mąstome. O mes jau baiminame. Tų dalykų nėra. Bet jie yra netikrai tikri. Yra ir tikri, ir netikri. Iš netikrų galima padaryti tikrus ir iš tikrų netikrus. Va šitą reikia sugebėti atsiminti. O kodėl mums tos juodos mintis turėtų ateiti į galvą? Kad kitas geriau gyvena? Na tegul. Umėdėlė raudonoji, voveruška geltonoji, šiandien tau, rytoj man į krepšelį eiti. Va, kaimo išmintis. Va, štai, kaimo, kaip sakyti, kvailutės išmintis. Ta išmintis, kurios niekas, kaip sakyti, nepaneigs, kurios niekas nepaneigs, net pats Sokratas nepaneigs. Umėdėlė raudonoji, voveruška geltonoji, šiandien tau, rytoj man į krepšelį eiti. Viskas laikina. Va tai, štai kaip sakant, su jumoru gražiai, surimuotai pasakyta. Va tai iš to patys spektaklio. O kaip mes žiūrime į tos, kas čia vyksta pas mus, o tai mums labai tikra. Tai mums labai tikra. Ir dėl to kaunamės, ir dar kaip, kaunamės. O kokie mūšiai vyksta protmūšiai, ten, ne tai protmūšiai, bet tuose Facebook'ose. Įžeidinėja vienas kitą, nežinia dėl ko ir ką. Atrodo, tai labai tikra. Taip, tam būtent tai tampa tikra. Prisimenate, aš jums, nežinau, čia šitoj salėje aš skaičiau tą paskaitą, niekas nieko nereiškia, bet per internetą tai tikrai, tokia paskaita buvo, niekas nieko nereiškia. Niekas nieko nereiškia. Viskas, kas yra aplink mane, niekas nieko nereiškia. Viskam reikšmę suteikiu aš pats. Arba pripažįstu, priimu tą reikšmę, kurią išgirstu iš kitų. Ateitų tą taisyklę suvoksi. Tu galėsi bet ką nureikšminti, bet ką sureikšminti. Kiekvienas iš mūsų puikiausiai tą gali nepadaryti, bet ne, kažkas kitas tai sureikšmina, o ne aš, aš mažas žmogelis. Kiekvienas mes esame autonominis, savarankiškas gyvybės vienetas, turintis lygiai vienodai tas pačias galias. Galime viską sureikšminti, galime bet ką nureikšminti. Galime ir patys susireikšminti ir taipogi patys nusireikšminti. Bet tam reikia vidinio gyvenimo, tam reikia dvasingumo, sugebėti atsiskirti. Abstraktaus mąstymo. Ir va, tą dvasingumą, tą atsiskyrimą nuo minčių galima panaudoti labai daug, labai kam. Taigi, labai, galbūt daugumai net ir baugu pasakyti, kad niekas nieko nereiškia.
viskam reikšmę suteikiu aš pats, viskam. Arba pripažįstu tas primetamas reikšmės. Ir va tu atsistoji pasaulio centrą. Pats viskam suteiki reikšmės. Tam, kad taip galėtum pasakyti, padaryti, reikia šiek tiek prasilavinti, pratrinti akis, pradėti pačiam mąstyti. Bet taip iš tikrųjų yra. Toks yra mūsų gyvenimas, tokia psichologija. Taip sutvarkytas pasaulis, taip veikia mūsų psichika. Taigi, jeigu mums patinka, jeigu mums pavyksta savo dėmesį nukreipti kitur, nuo tų juodų minčių, ar apie ateitį, ar apie praeitį, tai nesvarbu, visos jos netikros, visos jos yra iliuzijos. Jeigu mums pavyksta savo dėmesį nukreipti kitur, mintis mus palieka, nes nebegauna maisto. Vienintelis dalykas, ką žmogus gali valdyti, yra dėmesys. Energija eina paskui dėmesį. Bet kas mus mokė valdyti dėmesį? Į ką nukreipti dėmesį? Kas yra svarbu ir kas nesvarbu. O pasiūlų šiais laikais tai labai daug. Labai daug. Ir valdantis dėmesį žmogus gali beveik viską. Rytuose tai yra tradicinė kultūra mokyti vaikus nuo mažens susikaupti, valdyti dėmesį, medituoti, susikaupti. Valdyti dėmesį, stebėti. Mūsų kultūra tai yra nemokama, neįprasta. Ir mūsų dėmesys, o tai yra sąmonė, maitina viską, į ką mes jį nukreipiame. Į ką būtent mes jį nukreipiame. Ir tada tokiai pradedi valdyti savo dėmesį, atsipalaiduoji. Gali kartu su Donaldu Kajoku šitaip pamastyti. Dėkok už dieną, tarsi tau sutverta, ir nusilenkšiama į 4 pusės šį vakarą ir už visą savo laiką, nes kas žino, gal nebus jau kito karto dėkot už dieną vien tau sutverta. O ypač pasimelst už tas dienas, kurios mane į gyvenimo nevertos. Visos dienos svarbios. Visos dienos yra svarbios. Taigi, abstraktus ar pačiatasis pasaulis nuo tikrovės pasaulio, nuo tikrovės tas abstraktusis pasaulis susideda ne iš tikrų daiktų, bet iš sąvokų ir žodžių. Tas pasaulis, kuris yra čia, tas abstraktusis, atsietasis pasaulis, susideda ne iš daiktų. Jų negalime pačiupinėti. Tai yra iš sąvokos ir žodžiai, kurie tikrame pasaulyje dažniausiai neturi jokio atitikmens. Pavyzdžiui, laimė. Kas man pasakys, kaip atrodo laimė, kokios spalvos, ko įkvepia, koks jos skonis. Laimė yra tik tai čia, tik tuščias žodis. Pareiga, meilė, darbas, liga, tapsmas, pabėgimas, skyrybos, raida, tyrinėjimas, problema, politika, laisvė, teisė. Kiek mes iečių sulaužom dėl tų žodžių laisvė, teisė, kieno teisė. Tai yra tušti žodžiai, kurių nei pačiupinėsi, nei paliesi. Perspektyva, demokratija, idėja, laimėjimas, išganimas, prasmė, tikslas, materija, šiluma, gydymas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tų žodžių, ir tų tokių atsietų abstraktų žodžių mūsų civilizacijoje vis daugėja. Jau mes gyvename šitų žodžių pasaulyje, kur yra tik tai čia. Neurolingvistinė programavimas yra tokia psichologijos skirtis neurolingvistinis programavimas. Pats pavadinimas jau daug ką pasako. Nervai ir kalba. Mes savo sąmonę nervus programuojame kalba žodžiais. Ištisa psichologijos sritis, neurolingvistinis programavimas. Ir tokie žodžiai šitoje psichologijoje tai vadinami nominalizacijomis. Nuo latiniško žodžio nomen vardas. Tai tie žodžiai yra tik tai vardai. Jie neturi daiktų atitikmens. Stalas turi savo atitikmenį. O laimė, o darbas,
O pareiga, ar turi kokį tikrą atitikmenį, kurį mes galim pačiupinėti ir kitam parodyti. Ne, tai tik vardas, tai tik pavadinimas, o jis mus tampa kaip tikras ir tie netikri žodžiai, tik tai vardai tampa labai dideliais veiksniais mūsų gyvenime, jie mums tampa tikri, jie būtent mums tampa tikri. Ir įtakoja mūsų gyvenimą, mūsų požiūrius, mūsų psichologinės būsenas. Jau senovės filosofai yra pastebėję, kad žmonės daugiau kenčia ne nuo to, kas vyksta aplinkui, kas atsitinka, bet nuo to būtent nuo minčių. Bet jie kenčia daugiau nuo minčių, nuo įsivaizduotų dalykų. Ir kiek daug žmonių civilizuotose kraštuose vaikosi laimės ir jaučiasi nelaimingi. Tai tuščias ieškojimas tos laimės. Tas, kuris laimingas, jis neieškojo laimės. Jis tiesiog yra laimingas, nes jis gyvena tikrame pasaulyje. O iliuzinė pasaulyje, tu ten laimės niekad jos neras, nes jos ten nėra, yra tik vardas, yra tik vardas. Yra būtent tik vardas ir suvokti tą nėra taip labai paprasta. Tuo tarpu civilizuotų europiečių atrasti čiabuviai visi buvo laimingi, vadinami tie laukiniai žmonės. Jie dar tebegyveno tarsi roje konkrečių tikrų daiktų pasaulyje. Jų minčių arba netikrų dalykų pasaulis buvo dar labai silpnas. Jų galvose dar nebuvo sugalvotų norų. O civilizuoto žmogaus galvoje daugybė visokiausių sugalvotų norų. Pirštų norų, reklamos į pirštų norų. Kurie žmogų ne tik nereikalingi dažniausiai, bet ir kenksmingi. Bet jam į pirštų jisai to tiki, jisai to nori, neturi ir nelaimingas. Kai nėra sugalvotų norų, tu tapsi laimingas, kai atmesi tos visus sugalvotus norus. Ir va tie žmonės gyveno tuo, ką turi. Mes nebemokame gyventi tuo, ką turime. Jei išmoktume gyventi to, ką turi, būtume laimingi. O mes jau nemokame. Norime gyventi to, ko neturime. O visada bus to, ko neturėsime. Visada bus to, ko neturėsime. Ir tai laimės niekad būtent nepasieksi. Taigi, konkrečiai mąstant, žmogus laimės neieško, nes tikrų daiktų pasaulyje laimės nėra. Tik žodis iliuzinių minčių pasaulyje, kuris yra tik tai psichikoje. Ir kuo labiau žmogus gyvena pramanytų norų, iliuzinių sąvokų pasaulyje, tuo mažiau jis laimingas. Kuo labiau jis persikelia į tą netikrą pasaulį gyventi, tuo mažiau jis laimingas. Laimė gyvenimo dviejose pasaulio požiūrėse, galima sakyti, kad tai yra tinkamas santykis tarp tikrovės ir išmislo arba iliuzijų. Tinkamas santykis. Tai va, Dekartas savo laiku yra pasakęs, mąstau, vadinasi esu. 17-16 amžiuje. Ir nuo to prasidėjo vakariečių persikraustimas iš tikro pasaulio į čia, į tą netikrą pasaulį. Mąstau, vadinasi esu. Vaikai galėtų pasakyti kitaip. Patiriu, vadinasi esu. Pasirodo, tai senovės romėnai taip ir sakė. Esse est percipi. Aš čia lotiniškai sakau. Esse est percipi. Es percipi. Lietuviškai švertus būti reiškia patirti. Nemąstyti, o patirti. Va tai, ką aš patiriu. Liesdamas, ragaudamas, uosdamas, klausydamas, tai, ką aš patiriu. Va tai yra būti. O šiuolaikiniam žmogui reiškia mąstyti, reiškia būti. Va jis persikelia į tą vidinį pasaulį. Na va, ir anometiniai žmonės gyveno tikrame tikrų daiktų pasaulyje. Pažiūrėkime, kaip pasikeitė religija. Dabar mes kalbame apie pagonišką religiją, bet tai yra tikroviška religija, kilusi iš pačios apsupties, iš tos gamtos, iš tos aplinkos, kurioje gyveno žmogus. Anksčiau ir religija buvo patirtinė. Ką žmogus patiria, paliečia, iškirsta, tai jisai gerbė. Nesakau, garbina, nors gerbė ir garbina labai panašų žodžių, bet tarp jų yra toks esminis skirtumas. Gerbti tai reikia viską, o garbinti ne.
garbinti jau tik tai būtent pasirinktinai. Ir va tai apie tos pirmykščius žmonės ir sakoma, ką jis patiria, apie tą jis mąsto, ką jis mato, apie tą dainuoja, apie tą dainuoja. Vat yra toks Justino Marcinkevičiaus eilėraštis, pavadintas Pagoniška vasara. Na, žodis pagoniška jau daugam yra atstumiantis, mes jam suteikim labai neigiamą atspalvį, nors tai yra visiškai nepagristai. Žodis paganas, pagonis tai yra kaimietis. Tai yra žmogus, kuris tebegyvena tą senąją patirtimį, tuo tikrovišku mąstymu, kuris gyvena tikrų daiktų pasaulyje. Mes, kai gyvename išgalvotų minčių pasaulyje, atrodome, kad esame viršesni. Tai šitą eilėraštį galima pavadinti kitaip. Tikroviška vasara, vietoj pagoniška, tikroviška vasara. Tyli vidudienio branda, visuotinis gamtos triumfas, aukščiausia vasaros gaida, kaip žaibas akinančiai trumpas. Meldžiuos žalčiais ir kregždėmis, siūbuojančiais rūkiais, žegnojaus, nes mūsų Dievas su mumis. O kur abstrakčiai mąstančio civilizuoto žmogaus Dievas? Ten kažkur padebesise jo neprisišauksi, šauksi, reiksi, neprisišauks. O čia mūsų Dievas su mumis. Tie patys šikšnosparniai, tos pačios siūbuojančios pušys, žydintis, rasuojantis rugiai. Meldžiuos žalčiais ir kregždėmis, siūbuojančiais rugiais, žegnojaus, nes mūsų Dievas su mumis miškuos, laukuos, sode šilojaus. Va tai yra senovinė religija. Patirtinė religija, prigimtinė religija, neišgalvota, tikra religija. O mūsų yra išgalvota iliuzinė. Tai tik žodžiai, kur yra tik tai čia, tikroji jų nėra. Mane labai daug kas prakeiks, bet taip yra iš tikrųjų. Kaip žalias vanagas krentu į žalią vasaros altorių ir viską suprantu ir nieko nebenoriu, tik būti šitai prie šventų tikroviškos gamtos altorių. Tai čia rašo pagoniškos. Tikros gamtos altorių. Tikri altoriai. O ten yra netikri, sugalvoti. O tai yra kas čia, sugalvota, sumąstyta ir taip toliau ir panašiai. O tai ir šitoks Dievas, tikras Dievas, jis visada atsišaukia, jis visada atsiliepia. Jis yra čia pat, kartu miškuos, laukuos, sode šilojus. Tai būtent vaizdžiai sako. Na, mes taip jau nebemokame. Kai kas tai moka. Vat reikia išmokti sugrįžti iš to, kaip sakyti, abstraktaus iliuzinio pasaulio į tikrą būtent daiktų, į tikrą daiktų pasaulį. Na ir tai labai pasikeitė žmogaus jausena, kuris, kaip dabar sakoma, iš pagonio virto civilizuotu arba virto dvasingu. Iš tikrųjų tai reiškia, jį supančio pasaulio, iš tikrųjų tai reiškia, kad žmogus iš jį supančio pasaulio persikėlė gyventi į galvą, į iliuzinį pasaulį. Čia netikra, čia yra pramanyta, čia yra išmislas, čia yra tik tai vardai. Pradėjau gyventi ne su protu, o prote. Tai esminis skirtumas. Senovinis žmogus, tas tikroviškas arba pagoniškas žmogus gyveno su protu, o mes gyvenam prote. Tai yra didžiulis skirtumas. O prote galima sugalvoti, išmyslyti pačius įvairiausius nebūtus, nesamus, iliuzinius dalykus. Galima ką tik nori tą ir sugalvoti, o paskui juos paversti tikrovę. Nėra taip, kad jie būtų vien tik iliuzija. Ne, tie sugalvoti iliuziniai dalykai, jeigu mes ir toliau apie tai mąstysim, jie virsta tikrovė. Mintis siekia įsikūnyti. Jie virsta tikrovė. Ir ką mes sumastom, tokią tikrovę ir kūrėm. Čia nesudėtinga tai būtent suvokti.
Na ir tikrovės nuo išmiso ir pramanų nebeskiriame ne iš blogos valios, bet tiesiog to nesuvokdami ir nepastebėdami, nes riba tarp šių dviejų pasaulių, tarp tikro ir netikro, yra paslanki. Ir iš vieno į kito mes pereiname nepastebimai. Ir mums atrodo, kad mes gyvename viename pasaulyje, iš tikrųjų dviejose. Na, ir va tas iliuzinis atsietų žodžių pasaulis laikomas tokiu pat tikru, kaip ir medžiaginių tikrų daiktų pasaulis. Ir civilizuotų kraštų gyventojai vis daugiau laiko praleidžia iliuzinėme psichikos pasaulyje, pamirštami sąlytį su tikrais daiktais, nors ir gyvena jų apsuptyje. Tik labai nedaugelis sąmoningai suvokia skirtumus tarp to, kas tikra ir kas yra pramanai, kas yra iliuzija. Tai yra ir gerai, ir tuo pačiu ir blogai. Tai galima panaudoti ir tokiems psichologiniams dalykams. Taigi, gyvenimas abstrakčių sąvokų pasaulyje nuo nakties sapno labai mažai kuo skiriasi. Dažnai jis yra praktiškai toks pat, tik tai mes jį sapnuojame bendrą tokį sapną. Tai apie tos du pasaulius galima pakalbėti apie tai, kad jie turi kiekvienas tas ir tikrasis pasaulis, ir tikrų daiktų pasaulis, ir iliuzinių daiktų pasaulis. Jie turi savo ir gerasias, ir blogasias pusės. Būtent jie turi ir gerasias, ir blogasias pusės. Tad, kad būtų šiek tiek aiškiau, aš pabandžiau ir surinkau keletą pavadinimų. Kai tą patį reiškinį pavadini įvairiais vardais, tai pats reiškinys plačiau atsiskleidžia. Tad ir aš tos du skirtingus pasaulius ir vadinu skirtingais vardais, o dabar pabandysiu juos pavadinti daugiau vienoj vietoj. Taigi, fizinis pasaulis yra medžiagiškas, arba išorinis pasaulis yra medžiagiškas, yra konkretus, yra objektyvus, yra išorinis, yra vaikystės, yra tikras, yra juslinis. O štai kiek pavadinimų surinkau. Fizinis pasaulis medžiagiškas, konkretus, objektyvus, išorinis, vaikystės, tikras, juslinis. Ir mes jį patiriame visomis juslėmis rega, uosle, lytėjimu, klausa, skoniu ir tik tai dabartyje. Psichologai sako, būkite į dabartyje. Žmogus sako, nesugebu. Todėl, kad nebemoka gyventi va šitam tikrų daiktų pasaulyje. Tikrų daiktų pasaulis yra tik tai į dabartį. O šitas vidinis, iš pramanytų daiktų pasaulis, jis niekad nebūna į dabartį. Jis arba praeityje, arba ateityje. Jis niekad nebūna. Ir todėl žmogus nesugeba gyventi. Jeigu sako, aš nesugebu gyventi į dabartį, jis pamiršo, kaip gyventi tikrų daiktų pasaulyje. Pamiršo, kaip pasinerti į veiksmą, paprastą veiksmą, kad ir paprasčiausiai, sakysi, ką nors drožti, malkas kaldyti, ar ten ravėti, į patį veiksmą pajausti, ar indus plauti, pasinerti į patį veiksmą, jausti vandens srovę, indo faktūrą, piešinį, o mūsų mintis sukasi kažkur čia plaunant indus, ir galvoti, koks tas darbas, ir vėl man indus plauti be eilės ir taip toliau. O kitas pasaulis, tas dvasinis pasaulis, turi tiek kitus vardus, abstraktusis, atsietasis, vidinis, suaugusiųjų, iliuzinis, pramanytas, subjektyvus, patiriamas tik tai protu ir būnantis tik tai praeityje arba ateityje. Ir tai va. Ir šitos du pasaulius arba būsenas galima dar pavadinti dešiniuoju ir kairiuoju smegenų pusrutuliais. Ties du smegenų pusrutuliai simuliuoja tas dvi būsenas. Na, tikriausiai ir daugiau apibūdinimų galima būtent sugalvoti. Ir pastebėkite, kad apibūdinimai yra prieštarus. Dvasinis medžiaginis, vidinis išorinis, subjektyvus, objektyvus, tai prieštaros, tikras iliuzinis, juslinis protinis, vaikystės suaugusių,
Jau vien iš to galima spręsti, kad šitų pasaulių negalima vertinti su priešinančiais teiginiais. Geresnis, blogesnis, aukštesnis, žemesnis. Abu vienodai yra reikalingi. Tik bėda, kad mes pasinėrime į vieną ir pamirštame kitą. Abu vienodai būtent yra reikalingi. Jie vienas kitą papildo ir praturtina. Vienas iš kito išauga ir vėl jį sugrįžta. Mes išaugame iš to tikroviško pasaulio, išaugame į abstraktų pasaulį, paskui priversti vėl į jį sugrįžti. Va. Taigi atskirai paėmus apie šios pasaulius galima pasakyti labai prieštaringų dalykų, kuriuos galima pasakyti, kiekvienas tas pasaulis turi savo spintis ir skurdą. Apie konkretų daiktų pasaulį, kuriame gyvena vaikai, tarsi roja, čia ir dabar galima išgirsti labai teigiamų atsiliepimų. Ir suaugėmės ilgimės ryškių vaikystės patirčių, prisilietimų, garsų, kvapų, skonių ir reginių. Ir neberandame tokio skonio, kokį jautėme vaikystėje. Ypatingas skonis buvo, nes vaikas buvo pasinėręs į patį veiksmą, į pačią patirtį. O žmogus, kad ir skanauja, bet jisai bent dalis jo yra čia, mintise. Jis jau vertina. Jis jau būtent įvertina, lygina. O vaikas pasinėrė, jis skonį nevertindamas. Ką jis jaučia? Ką jis jaučia? Va, jis gyvena įspūdžiais, gautais, tiesiogiai liečiantis su tikrais medžiaginiais daiktais. Na va, ir vienas iš tų minėtų pasaulių yra dažniausiai pervertinamas, o kitas nepagristai nuvertinamas. Ir vat pavadinimai vaikystės ir suaugusių rodo, kad dažniausiai nevertinamas yra fizinis arba tikrų daiktų pasaulis. Ir tai gana keista, nes jis yra ir tikrasis, ir objektyvusis, ir išorinis. O mokslininkai visi siekia objektyvaus pasaulio. Tačiau kaip taisyklė, mokslininkai gyvena čia minčių pasaulyje. Minčių pasaulyje. Tikrų daiktų pasaulyje jie gyvena taipogi retai. Taigi, ir nuo mažų dienų vaikai raginami palikti tikrų daiktų pasaulį ir įsileisti į save suaugusių abstrakčių minčių iliuzinį pasaulį. O dabartinis naujos skaitmeninės technologijos vis labiau siaurina medžiaginį pasaulį ir trumpina jame praleidžiamą laiką, o iliuzinis pasaulis plečiasi. Ir vat, ekranas atima iš mūsų šitą būtent tikrąjį pasaulį. Tai va, tai apie tai galima kalbėti labai daug. Na, ir pasinėrimas į vidinį subjektyvių minčių pasaulį gali būti ir būna toks gilus, kad būsena tampa patologinė, kurią vadiname neurozė, depresija arba nors kokiu kitokiu psichikos sutrikimu. O tai yra jau būsena, kai žmogus nebesugeba grįžti iš savo minčių, iš praeities, iš ateities į dabartį, į tikrų daiktų pasaulį. Ir psichologai ragina išeikti iš minčių ir grįžti į dabartį. Ir tai, kas patirima jūslėmis, ne protu, ne mintimis, žvelkite į dangų, debesis, atkiškite veidą vietoj ir panašiai. Na, nors riba tarp tų pasaulių yra nematom, bet sugrįžti į vieno ir kitą, kai pripranti gyventi tik viename, būna gana sudėtinga, žmogus kartais nebepajėgia. O šiaip kol dar būsena nėra patologinė, tai yra labai paprasta, bent keletą kartų per dieną, bent trumpam laikui įjungti jūslės. Tai yra išeiti iš proto, išeiti iš minčių, sąmoningai ką nors liesti. Mes daug ką liečiam, bet nejaučiame to prisilietimo. Sąmoningai ką liesti, patirti, pajausti kokią faktūrą. Glotno, šiurkštos, spalva kokia, kvapas koks, sąmoningai liesti būtent, kaip sakyti, atidžiai stebėti, glostyti, debesį, medį, vaiką, žaidimą, ar uosti kvapus, kažko tai skonėtis, arba kažko tai grožėtis, bet sąmoningai pasineriant į tą veiksmą, pasineriant į tą grožėjimąsi, į tą klausimąsi, į tą patirtį, pasineriant. Ir tada mintis kažkur tai atitolsta. Ir jei mes pasinersime į per jūslės ateinančią patirtį, kankinančios mintis sulėtės, pačios ir beveik išnyks ir apims buvimo dabartyje
kur viskas gerai. Dabartyje viskas gerai. Apims toks buvimo dabartyje jausmas, kad kur viskas yra gerai dabartyje. O dabartyje yra viskas gerai. Va, ir taip labai paprastai ilgiau ar trumpiau galima sugrįžti į prarastą rojų, kuriame nėra suaugusius slegiančių reikalų, problemų, dar kažkokių ten skolų, ar dar kažko ten ligų, ar dar kažko. Na ir to pačiu sveikti, būtent psichologiškai, dvasiškai sveikti. Išeinant mažinant savyje dvasingumą, sveikti. Vat kai mes išeinam iš tų tas nuolat besisekantis minčių gyvalūnas yra hiperdvasingumas. Per didelis, kad jis jau tampa mums ne tik problema, bet ir didžiulė bėda. Tai sveikti reiškia mažinti savyje dvasingumą, mažinti besisukantį šitą minčių pasaulį. Tai yra paprasta, tačiau jeigu mes jau ilgai ten esame užsibuvę šitame iliuzinėme pasaulyje, tai iš tikrųjų iš pradžių bus sudėtinga. Kas tikrai yra paprasta, o iliuzijų siekimas kartais būna labai problematiškas ir sudėtingas. Žmogus kiek paaukoja siekdamas iliuzijų. Na, skaitant, pavyzdžiui, romanus, reikia tas vietas, kur smulkiai aprašoma vietovė, gamta, pastatas ar kieno nors išvaizdas, reikia tiesiog lėtai skaityti. Na, tarsi tave tas pats autorius įveda į tikrų daiktų pasaulį. Ne į įvykių, kurių ten laukia po šito aprašymo. Ir kartais mes praleidžiame tokius smulkius aprašymus, ar tai vietovės, ar tai žmogaus, ar kokio pastato. O reikia pasinerti į tą skaitimą, tai bus panašiai, kai tu liesi. Nu, tu liesi čia tik tai į mintimis, nebus tikras gilėtimas, bet vis tai šioks toks, to skaitydamas knygą, romaną, tu gali šiek tiek prisiliesti prie tikrų daiktų pasaulio, jeigu tu atidžiai skaitai, va tai, ką autorius smulkiai, detaliai aprašinėja tam tikrus įvykius, tai yra žmonės, ar gamtą, ar kažkokius tai pastatus, ar kieno išvaizdą. Nu, bent trumpam pasijausi tikrų daiktų pasaulį. O šitai romanai tai yra visi išgalvoti, pramanyti, o čia eidamas čia užėjau į knygyną, o kiek ten romanų. Ir visą tai pramanyta, visą tai iliuzija. Bet žmonės skaito, jauninasi, pergyvena, verkia, tai ir tampa tikra. Netikrai tikra. Netikrai, ten tikra filmų žiūrime, viskas pramanyta, ten kabo baltatromė ant sienos ir ten jūra mirga vaizdai, o mes pergyvename. O tai yra dvasingumas. Tai yra dvasingumas. Taip, tai yra. Tai va. Ar net papiktina tas dalykas. Jis taip ir rašo. Visi tikėjimai fantazijos žaislai. Visi tikėjimai fantazijos žaislai. Apie tikrovę nieko pasakyti negali. Tikrovė yra ta, kurią tu gali paliesti. Apie šitą tikrovę, šitie tikėjimai nieko negali pasakyti. Bet kas prarado juos visus, tas amžinai turės klajot po liūdną Hado šalį. Sako prieštaringai. Tai fantazijos žaislai apie tikrovę nieko pasakyti negali, bet kas prarado juos visus, visai, tas amžinai turės klajot po liūdną Hado šalį. Hadas tai yra graikų žodis, mes įverčiame pragaras, bet tai nėra pragaras mūsų krikščioniška prasme, kur ten smala, gyvenėjai, ugnis ir taip toliau. Ne, tai yra Hadas, tai yra požemių niūrus, požemių šešėlių pasaulis. Nebėra fantazijos. Va, klajosi po liūdną šalį, šešėlį. Ar reikia? Ir to reikia, ir to reikia. Va ta darna, ta pusiausvė turi būti sugebėta išlaikyti. Reikia ir to. Vat kas mums yra sudėtingiausia. Mes arba tą griebiame, arba aną kitą pusę pamirštame. Tai aš ir sakau, gyvename pagal jungtuką arba šitaip, arba kitaip. O reikia ir taip, ir kitaip. Kitas posmas. Sunku netekti pastogės ar namų, sunku gyventi ir jaustis nuskriaustu apleistu, bet dar sunkiau netekti iliuzijų visų. O kiek žmonių gyvena iliuzijose?
Ir žmonės mėgsta, kad jų iliuzijos būtų maitinamos, skatinamos. Pastebėkite, mes iš tikrųjų kažką iliuziško siekim. Ir jeigu kažkas apie tai, kad tam pritarė, tai sako tiesą, teisybė, ne, jis tik tai, kaip sakant, pataikauja mūsų iliuzijomis. Bet dar sunkiau netekti iliuzijų visų kartu svaiginančio narkotiko ir vaisto. Ir vėl prieštara narkotikas ir vaistas. O vėl jis apjungia. Tai mačernis. Tokia jau prigimti žmogaus gyventi ir dievinti ką nors tolygų. Įsiminkit šitą mintį. Gyventi ir dievinti ką nors tolygų. Argi ne taip yra? Mes visi ką nors dieviname, o kažką tai žeminame. Tai neišmintinga. Švelniai sakant, neišmintinga. Gyventi ir dievinti ką nors tolygų ir kaip skaudu iš melo malonaus, nubūdus jausti visatos šaltį dygų. Iš iliuzijų teks prabusti, iliuzijos yra melas. Ir nubūdus jausti visatos šaltį dygų. Ir vėl reiks ieškoti kažko. Bet žmonės mėgsta šilumą labiau nei tiesą. Mėgsta šilumą, iliuziją labiau nei tiesą ir bijo pasilikti vieni net valandai vienai. Ir jei širdį tėvų tikėjimas atvėso, jie naujo griebėsi karštai. Ir jei širdį tėvų tikėjimas atvėso, jie naujo griebėsi karštai. Taigi taip yra, naujo griebėsi karštai. Kito tikim, ne šitas negerai. Jie visi vienodi, visi iliuziniai. O tėvų geriausia. Todėl, kad yra tėvų, kad mūsų tokie prigimtis ir niekur toli nereikia ieškoti. Tik tame pačiame tikėjime reikia kažką tai pradėti plačiau mąstyti, negu kad, sakysim, mąstė. Negu, sakysim, kad mąstė būtent tėvai. Tai va, tai aš baigiu ir dabar užbaigdamas dar klausiu, kas yra beprotystė? Iš to, ką aš jums čia pasakau, galima padaryti labai nesunkią išvadą. Anarchija. Prašau? Anarchija. Beprotystė, anarchija galbūt. Anarchija. Tikrovais jautimas. Beprotystė yra gyvenimas vien tik tai prote. Beprotystė yra gyvenimas vien tik tai prote, vien tik iliuziniam pasaulyje. Tada tas tikrasis pasaulis tavo jėgose nebetikras. Šitas tampa tikrai. Beprotystė yra gyvenimas vien tik prote, vien tik dvasingume. Taip, kodėl? Nenori sutikti. Tai kaip tik be to proto gyveni. O gyveni tuo, kas yra realybėje. Kada tavo išorinis pasaulis jau tampa nebetikras. Tu pradedi čia ir girdėti ir balsus, ir matyti vaizdus, to, ko kiti nemato ir negirdi, tai yra tavo proto kūriniai ir tu tik tai jais pasitikė, o tai, ką mato kiti žmonės, tavo yra nebetikra. Bet tai priešingas pasakymas žodžio be proto. O jūs sakot vien protu. Tik grinai atvirkščiai. Viskas išvirsta savo priešybę. Per didelis protas išvirsta į neprotybę. Iš didelio rašto, kaip? Išėmė iš prato. Va, tai pasakyta, tas pats pasakyta. Tai šitie dalykai žinomi nuo senovės, tik pasakyti kitaip. Tik mes dabar pasidarėm mandri, civilizuoti. Nieko naujo mes čia neatrandame, tik kitais žodžiais tai pasakome. Paprasti dalykai iš tikrųjų yra paprasti ir juos lengva suprasti. Ir juos būtent lengva suprasti. Tai va. Tai mano laikas jau. Tai tas žmogus, kuris gali pasakyti, kad aš beprotis, jis yra protingas. Tas, kuris sako, ne, aš beprotis, aš ne beprotis, ne, aš tokiu, tai beprotis. Jis netoli prie beprotystės. O taip, pavyzdys iš pasaulinio garso mokslininkas Džonas Nešas. Jis buvo labai gabus, bet per didelį protą tapo bepročiu, susirgo šizofrenija ir gydėsi ir taip toliau.
Bet jis pamatė, kad vaistai viską slopina, jis juos numetė ir pats sugebėjo atskirti, kas prote yra tikra ir kas netikra. Pats sugebėjo atskirti. Bet jei tu nebeskiri, kas tikra, kas netikra, jeigu tu viską priimi už gryną pinigą, ką tau sufleruoja protas, tai tu beprotis. O jis sugebėjo atskirti. Ir numetė vaistus ir toliau dirbo profesoriaus darbą, gavo Abelio premiją, Nobelio premiją ir kai jam atvežė žinią vienas iš Nobelio premijos komiteto žmogus pranešti, kad jam paskirta Nobelio premija, jis nustebo, sako, kaip, man Nobelio premija, taigi aš beprotis. Aš beprotis. Gauna, sako tas, kuriam paskirta Nobelio premija. Aš beprotis. Va, jis yra protingas. Jis žino, kas protė yra tikra, o kas yra iliuzija. O kas neskiria, kas tikra nuo iliuzijos, tas yra beprotis. O kas skiria, tai protingas. O smegenyse nėra skirtumo tarp tikro ir tarp iliuzijos. Skirtumą daro. Va tas aš. Tai nesmegenis. Tai nesmegenis. Smegenyse šito skirtumo nėra. Tai kaip sakiau, tai yra moksliškai pagrįstas, eksperimentais pagrįstas faktas. Smegenyse to skirtumo nėra. O skirtumą turi sugebėti atlikti žmogus. Aš sąmonė. O kas tas aš, kas tas sąmonė? O čia yra klausimas tas didysis. O čia yra tas didysis klausimas. Tai va taip aš, taip sakant, pritrenkiančiai šiek tiek, kai kam galbūt, gal ir ne visiems užbaigiu, gal norite kažkas nors ką paklausti, ar pasakyti, paprieštarauti. Tai dabar mūsų paskaitos vyks ketvirtadienį, paskutinio mėnesio. Paskutinio mėnesio ketvirtadienį, praeisiais metais buvo trečiadienis, o dabar ketvirtadienis. Man tai patogiau, o jums aš nežinau, ar patogiau ar ne viskas. Nieko tokio, kai aš mokiausi, nebuvo, nieko tokio nėra ir dabar. Mąstyti žmogaus neskatina. Mąstyti reikia mokytis pačiam. Šalia to, kad dar moko pas mus pagal privalomą programą, tai reikia dar savišvietos. Tai va, ta privaloma programa tai yra skirta tam tikrai tikroviai kurti. Subjektyviai tikroviai kurti. Prievartiniai tikroviai kurti. Programos yra. Tai aš apie tai jums anksčiau sakiau. O tas susivokimas, kas esu aš, kaip veikia mūsų smegenys, kaip veikia mūsų psichika ir kaip aš turiu, kaip sakyti, sąveikauti su savo psichika, su smegenimis, tai mums labai yra svarbu. Ir kadangi to mūsų visuomenėje vakarų pasaulyje nėra, tai todėl va, tokia yra paklausi psichologija. Tiek daug eina žmonių konsultuotis pas psichologus, kalbėtis apie tos dalykus. Bet psichologas dažniausiai taiso tik tai va, tam tikras vietas. O reikėtų kalbėti apie pačią esmę, kad žmogus pats susigaudytų, kaip jis ten, kur kažką ne taip daro. Kažką ne taip daro. Pas mus pagrindai yra ta vadinamoji ego psichologija. Kai ego yra pažeidžiamas, tai ten psichologas jį paskui sutvirtina. Tai yra tokia, kaip sakyti, simptomo gydymo psichologija, kaip ir lygos yra gydomos, tik tai simptomai, bet ne pačios priežastys. Tai apie ką aš čia šiandien kalbėjau, tai yra kalbėjau apie priežastys. Apie priežastys. Praktiškai tai nieko ir nėra, bet va, tokiam bendram susivokimo, kas esu aš, kas yra sąmonė, kaip veikia mūsų mąstymas, kokiame ar kokiuose pasauliuose mes gyvename ir kaip su tais pasauliais sąveikaujame. Ir iš kokios iš to kyla problemos, geros arba blogos. Nu tai ką, nieks nieko neklausė, tai 1,5 valandos aš savo atidirbau, tai ačiū už kantrybę. Ačiū.